Na ką, sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro, tai yra jau 24 serija Minecraft Let's Play industrinė revoliucija. Taigi, šiuo metu aš esu padaręs štai šitą sistemą, kurią matėte praeitoje serijoje, šiek tiek pateisinam, kad ar veikia ir kągi paaiškėjo, kad čia reikia šiokio tokio redstone signalo, kad visi šitie aparatai veiktų. Taigi, dabar aš einu pasidarysiu dar vieną dalyką, tai reikės man pompos. Ir pompa vėlgi, kaip darosi, tai visai nesunkiai. O čia, kaip matot, jau pradėjau daryti redstone variklius, bet aš juos paliksiu paskui. Tai vėlgi, man reikės mining well. Mining well su virš jo esančių tankų gauname pompą. Taip, pompą mes vėlgi galėsim pajungti to jaus, bet dabar man reikia vieno energijos teleporto pipe ir kažkur tai vis dėlto reikės man tą viską transportuoti. Taigi dar vieną šitą pajunkim ir reikės, žinau, vieną kokio tai elektros pralaidaus vamzdžio, taigi tarkim paimkim šitą. Taip, šitas. Taip, vandens tą turim. Dar vieną gal. Na, tiek to, kol kas užteks. Einam paruošim iš karto, kur norim, kad mūsų viskas tas tekėtų. Ir aš noriu, kad tai tekėtų štai va šitą aparatą. Ir aišku, viskas mining džiulas štai čia. Tai va. Gali iš tikrųjų viskas susijungti, bet aš tikiuosi, kad to nebus. Bet tada reikia man medžiagos izoliacijos. Dar pasimkim vieną, pažiūrėsim, ar susijungs. Nors gal taip susijungia, tai taip blogai. Tada dėsim štai šitos pusės. Kasam į tą pusę. Čia pajungsim, pabandom tiesiog, ar veiks ar ne. Taip. Nustatom frequency 1, kad gali gauti. Ir turėtų pagal čia viskas išeiti mums. Ir dabar keliaujame link mūsų naftos telkinio turbūt. Ir pažiūrėkime, ar viską turim. Vieną tą turim. Kur viskas iškeliaus irgi turim. Taip, tuoj mes, kaip matot, visai netoli tas mūsų telkinys. Jau saulė leidžiasi, taigi teks paskubėti. Taip, aišku, aš galėčiau iš pradžių nešti ir lavą išpompuoti, bet tai turbūt darysiu paskui. Taigi, padedam kažkokį tai pagrindą. Ir aš jums patarčiau pompą dėti būtent virš to bloko, kur yra va, ta skylė. Ir aš kadangi žinau, kad čia yra ta skylė, aš dėsiu tą pompą štai čia. Tai pamatysit kietą veiksmą, kuris man žiauriai patinka. Jisai aptiks po savim naftą ir štai va, jau leidžiasi viskas, ko mums reikia. Taip, dabar viską tai galim iškasti. Prijungim iš vienos pusės, kur nustatysim, kad keliautų vamzdis ir nustatysim į tą pusę. Ir dabar pajungsim elektros dažnį ir aš jį padarysiu, tarkim, kad frequency 1 can receive true. Taigi, dabar kai pajungsim elektrą, ir mes ją tai pajungsim, tikėkime mūsų tas viskas suveiks. Taip, kur mano redstone torches. Taigi, tas viskas pradėjo. Frequency 1. Ir taip, šitas aparatas pradėjo naftą gauti, kaip matot, jisai siurbė, viską aplinkui iškart staigiai išsiurbė. Be problemų ir kaip matot, čia toks kaip ir urvas toks lieka, bet aš jį apšviesiu. Taip, aišku, torčiai, mano čianai. Lietuviškai deglai būtų, bet aš lietuviškai čia tikrai sunku yra kalbėti, ypač kai modo pavadinimai viskas įprastai yra, kaip būtų angliškai. Tai va, taip. Frequency 1.
Žiūri, mano nafta jau kaip ir pildosi. Aš turbūt iš karto padarysiu tokį vieną aparačiuką, kuris naftą iškeis į kitą rūšį, bet dar leiskim šiek tiek naftai pasipumpuoti. Ir taip, kol tas vyksta, nueikim iškeiskim mano deimantus į auksų, kadangi žinau, man jo reikės ir kaip matot, mano baiginėjasi jau ironas. Tai dar galim ir ironą dar pakeisti, taip, pasimsim tą. Tai štai keliaujame į tą pusę atgal. Man tai, pavyzdžiui, patinka žiūrėti, kaip viskas vyksta, kaip viskas karaunasi. Ir taip, kaip sakant, po kibiriuką, o, matot, padidėjo. Ir iš tikrųjų dabar taip po vieną bloką, kol ima, kai yra ta skylė, tai po vieną bloką ima, tai užsipildo vienas kibiras ir per vieną tą padidėja. Bet kai pasieks pačią apačią, tai nafta plūs tiesiog kaip pašėlus, taigi bus tiesiog nuo apačios ir, nežinau, iki kokio 3-4 šito viršaus. Kaip matot, elektros energija keliauja nepastoviai, jinai, matot, juda. Kai varikliai šitie šiek tiek apšyla ir optimaliausias jų veikimo variantas yra, kai jie žali. Kai oranžiniai, tai jau reikia juos atvesinti, kadangi ties raudona būsena jie praranda, jie jau yra grėsmė, kad sprogs. Bet labai brangus receptas, tai neapsimoka net to daryti. Taigi temsta, kaip matot, viskas gilyn visai eina. Ir aš grįšiu, kai prisipildys šitas ir pasiruošiu dar vienam receptui. Na ką, sveiki sugrįžę ir aš jau kaip ir beveik pasiruošęs esu. Taigi šiuo metu pasidarysiu keletą pistonų, kadangi man reikės šiek tiek Redstone Engine. Ir aš juos pasiėmu visus, štai pasidarėm. Keliavam štai čia, šitas crafting table irgi paruoštas, jau padaryti diamond gear. Taigi, kai vieną turim, padarėm, tai sudėdam štai šitaip ir atrodo tankus štai šitaip. Taip, dabar jau turim refinery. Kai refinery turim, keliaujam štai čianai. Esu pasidaręs jūsų tokią sistemą, jau matot pasiruošiau. Aš prijungiu štai čia ir kaip kiekvienas dalykas, šitą refinery turi būti šiek tiek su elektra susijusi. Ir aš manau, šitą vamzdį pakelsiu šiek tiek aukščiau ir man dar reikės dar vieno vamzdžio ir aš turbūt pasiimsiu auksinį. Kažkur turėjom. Taip. Taip, auksinis vamzdis štai čia. Na, beveik pasiruošęs viskam. Taip, taigi turim auksinį vamzdį. Jisai bus prijungtas štai čia. Aš čia pasidariau tam, kad galėčiau reguliuoti viską. Ir taip, dabar čia mes prijungsim Redstone Engine, tai čia vienas. Matot, čia yra deglas, tai jau čia nereikės jokio Red Signal pridėti. Ir čia yra deglas, ir čia nereikės. Šitas yra tuo atveju, jeigu aš čia sugalvosiu kažką pakeisti, nu, žodžiu, čia bus Fuel Tank. Ir žiūrėsim, kaip mums eisis, tai reikia man pasikeisti pikeksą vis dėlto, aš noriu tą persigalvojau. Čia dažnai tai bus. Kaip su manim bent jau dažniausiai tai būna. Taip, tai prijungiam štai čia. Turim redstone, kur mano tasai štai čia. Aš prijungsiu štai variklį. Matai, šitas veikia ir dabar panaudosim turbūt Red Power Cables. Tikėkimės, kad jie veiks, bet juos reikia iš nugaros pajungti. Na, čia bus tik simbolinis tas, taigi padarom, kad nafta ne tos torčius pajungiau, taigi padarom, kad nafta iš tenai tekėtų į šitą aparatą. Tai po truputį, kaip matot, pildosi. Čia yra du interfeisai, tai va šitie du gale bus užpildyti paprasta nafta. O kai pajungsim čia elektrą ir aš nežinau, kol kas trečias dažnis laisvas, bet aš paskui, manau, dažnius reiks iš naujo man viską pervaryti. Taigi trečias dažnis, padarom, kad veiktų. Kaip matot, to visas šitas CVM2. Aparatas pradeda veikti, mato čia tokia spalva, jinai irgi po truputį pasikeis iki tol, kol pavirs žalia, atrodo. Tada bus optimaliausias jos greitis. Po truputį kūras perdirbamas.
Dar reikia išnaudoti visus variklius. Tai čia nebedaug beliko, čia daugiausia. Taigi, elektra priskiriama. O iš šitą reikia vamzdį patvarkyti, kaip matot, susikeitė vietom. Tai kur mano wrench? Tai va, pakeičiam. Ir va, viskas įsijungia, šitas prie šito, šitas prie šito, tas prie to. Tai va, dabar gaminasi fuel mūsų, čia yra refinatorius. Matėte jo receptą, tai va, refinery, taip dar vadinamas. Ganėtinai brangus dalykas, bet tikrai atsiperkantis, kadangi šitą yra verčiau naudoti negu šitą. Taip, dar patikrinam, kiek čia kuro. Čia ganėtinai daug, čia ganėtinai daug. Su laiku man reikės šitą aparatą praplėsti, aš padarysiu, kad va čia prijungsiu dar vieną, jeigu dar reikės dar kažkur prijungsim, bet čia dabar tik toks laikinas sprendimo būdas. Taigi, nafta pumpuojasi, viskas čia taip gerai. Ir man reikia, kur mano... Taip, mano pompa štai čia, reikia prisiminti dažnį, tai yra 1. Ir iš tikrųjų man reikėtų tenai nustatyti portalą. Taigi ne veltui aš nešiojuosi tos transmitters, tai yra receiverius atrodo. Taip, pajungiam štai čia. Frequency 2 bus. Štai čia nustatom tą ir keliaujam namo pasidaryti tokį dalyką. Gal turiu su savim inventoriui, turiu lapis lazuli, jo turiu vis dėlto. Štai čia, štai čia. Tai keksą vieną pasimkim, nes atrodo aš jo neturiu ten. Ir reikia crafting table. Nu, crafting table irgi turiu, bet tingiu nešiotis, vis dėlto 15 minučių tikrai mane erzina. Normaliu, neribotų laiku aš jau būčiau beveik viską padaręs. Taigi, energijos dar užtenka, atrodo. Dar užtenka. Taip, tada mes savo portalą, kur tas mano portalo šaudytuvas. Reikia mėlyną spalvą kitur nukreipti, taigi nukreipkim čia mėlyną. Čia padedam tą. Ir turbūt voštelsiu. Šito netinka. Taigi. Mes jas oranžiniu. O gal vis dėlto čia paliksiu mėlyną. Jo, čia paliksiu mėlyną. Koks ten dažnis buvo? 2. Buvo dažnis 2. Gerai, prisiminkim. Šitą uždarom. Visur dažniausiai, kur keliaujat, reikėtų pasilikti su savim kažkokį tai dažnį. Aišku, aš viską pamiršiu. Na, po truputį mano kūras jau apdirbamas. Nežinau, kiek čia dar energijos užteks. Taip, kas čia dar? Tikrinkim. O, jau liko 11 tik tais. Taip, dar pasiimam vieną tą. Šitas aparatas labai daug Mobius fuel naudoja, tai čia jau galėjo turbūt atkreipdėmėsi. Ir labai retai naudoja kokius tai daiktus arba upgradeina jūs iki aukštesnės versijos. Na, bet turbūt tiek šiam kartui. Su jumis buvo Mr. Distro ir iki sekančių susitikimo. Ate.